Sveiki draugai, atvykę į mano YouTube kanalą. Šiandien aš jums parodysiu, kaip pasikeisti tepalus šitam mažyliui Brixton Cromwell. Tai yra iš tikrųjų labai nesunku padaryti. Gali padaryti kiekvienas. Taigi keitimui pirmiausia reikės, aišku, kaip visi žinom, tepalų. Gamintojas rekomenduoja 10V40, pilnai sintetiniai tepalai. Kad ilgiau važiuotų motociklas, aš rekomenduoju realiai rinktis geresnių firmų, kaip Liquid Moly arba Shell kokius. Jie rinkoje kainuoja apie 11 eurų, tai litros tik tai reikės. Tada tepalo filtrui valyti aš naudoju stabdžių valiklį, štai tokį. Geras iš tikrųjų dalykas. Tai va šitą naudoju. Tada aišku, popierinis rankšluostis būtinai. Tepalui išpilti tokią talpą, tepalui supilti. Ir va šitas geras dalykas, jis bus reikalingas tepalo filtrui išimti. Tai yra teleskopinis magnetas, jis gal apie porą eurų kainuoja. Na ir aišku, karterio varžtui atsukti, tai raktas su 24 mm galvute. Pirmas dalykas, prieš keičiant tepalus, kadangi variklis šaltas, tepalai sušalę, reikėtų pašildyti variklį keletą minučių, kad tepalai taptų šilti, bet ne per karšti. Ir taip geriau jie išbėgs. Pašildom variklį keletą minučių ir tada išpilsim tepalus. Gražiai dirba, kaip visada, Brixtonas. Kaip laikrodukas. Taigi, kaip minėjau, mums reikės atsukti šitą karterio varžtą 24 galvutę ir išleisti tepalą į mano pasidarytą talpą. Na va, kaip matot, tepalas išbėgs visas iš karterio. Ir svarbu, va, kaip matot, išlindo ta spiruoklė. Svarbu, kad jos nepamestume. Va. Ir gražiai išsiema. O tas, va, kaip matot, yra, taip atrodo tepalo filtras. Va toksai va. Tai jį nuvalysim su stabdžių valikliu. Va tas, va, kaip matot. Štai va toks tepalo filtras. Pala, kol viskas išbėgs ir pirmiausia, nuvalysim tepalo filtrą, spiruoklę, užsuksim ir įpilsim tepalo. Dabar nuvalom tepalo filtrą. Labai gražiai nusivalo. Spiruoklė prie to pačio. Tai va, toks va. Ir nuvalome popieriniu rankšluosčiu. Nu, gražus, naujas tepalo filtras. Be jokių apnašų, be jokių tepalo likučių. Pirmiausiai dabar dedam nuvalytą tepalo filtrą. Reikia pažiūrėti, kad jis
gražiai stotų, gražiai lygiai atsistotų. Tada dedame į jo vietą spiruoklę vėl, kuri prispaudžia tepalo filtrą ir varžtą vėl įsukam. Tik sukit atsargiai, nesugadinkit sriegį, nes tada bus bėdų. Va tada tai bus bėdų ir švelniai, gražiai prisukam. Apvalome. Užsukom varžtą, dabar reikia pasižiūrėti tepalo matuoklį. Tepalo matuoklį, o šitas yra, o čia yra pilamas tepalas ir taip pat yra matuoklė. Kiek yra tepalo. Tai vat, valysim, pasižiūrėsim ir į va šitą va skylę pilasi litrą tepalo. Tai va dabar pabandysim supilti, galite aišku ir iš butelio, bet aš naudoju leikutę. Įkišam tepalo matuoklę, pasižiūrim kiek tepalo. Na va, rodo, kad pilna. Pilna pakankama norma. Na va, kaip matot, dirba puikiai. Super. Kaip matėt, labai paprastai keičiamas tepalas šitam Brixtonui. Jeigu jums patiko šitas video, parašykit komentarą, paspauskit like mygtuką, užsiprenumeruokit kanalą. Su jumis buvo Imantas, iki kitų vlogų. Ate.